Sveiki, mielos moteris, merginos, damos. Ši dėlionė tiks toms, kurios yra santykių krizėje, kurios nežino, ar verta pasilikti, o galbūt vertėtų duoti antrą šansą santykiams. Labai dažnai būna labai sunku tokiame laikotarpyje ir norisi patarimo, todėl siūlau susikoncentruoti, pagalvoti apie savo žmogų, su kuriuo jūs dabar galbūt pergyvenate šitą krizę. Ir pasižiūrėkime, ką kortos patars jums. Primenu, kad tai yra bendra dėlionė, todėl jeigu informacija jums bus netinkama, kviečiu ateiti į jau individualias konsultacijas, individualius būrimus, kur mes galėsime detaliau ir plačiau su jumis išsiaiškinti ir panagrinėti jūsų situaciją. Taigi, ar verta išsiskirti, o galbūt pasilikti? Kaip moteris jaučiasi dabartiniuose santykiuose? Kaip vyras jaučiasi dabartiniuose santykiuose? Kokia yra pagrindinė problema santykiuose? Jūsų kelias į išsiskyrimą. Kaip tas kelias vyks, Kaip vyks tas išsiskyrimas. 3 kortas traukiam. Rezultatas išsiskyrimo, Išsiskyrimo rezultatas. Čia padėsim kortas. Rezultate, ką pozityvaus, kitais žodžiais atneš šitas išsiskyrimas moteriai, tai yra jums. O jeigu mes nutarsime pasilikti šitose santykiuose, koks bus rezultatas? Ir patarimas jums, Patarimas moterims, kaip elgtis šitose santykiuose. Aš sakau moterims, nes daugiausia šitas dėlionės žiūri moteris, bet jeigu mane žiūri vyras, tuomet tiesiog orientuokitės į save, be abejonės, tai ir vyrams, ir moterims tinkanti dėlionė. Taigi, kaip dabartinė situacija jaučiasi moteris? Iškrito korta meška. Galima teigti, kad moteris jaučiasi, kad ji yra pagrindinė šitose santykiuose. Galbūt ji yra lyderė šitose santykiuose. Žinot, kartais mes galime apsikeisti rolėmis, vaidmenimis ir moteris vaidina tą vyro vaidmenį santykiuose, o vyras pradeda vaidinti moters vaidmenį. Ir čia atrodo tikrai, kad moteris jaučiasi, kad ji kaip vyras šitose santykiuose, galbūt ji lyderiauja, ji priima sprendimus, ji tiesiog veža šitos santykius ant savo pečių. Ji yra ta, kuri palaiko šitų santykių gyvybę. Kaip jaučiasi vyras? Vyras pagal raktą, jis tikrai iš vienos pusės jaučiasi, kad tai yra pagrindiniai tokie santykiai, bet iš kitos pusės raktas tai yra šaltas instrumentas, ir pasakyti, kad jis labai ten jaučia kažką, tai ne, tikriausiai jo jausmai yra truputėlį atšalę. Jis tiesiog kaip instrumentas, jam pasakė, ten jis daro tą, lygtais kaip varžtelis, dideliame tokiame mechanizme. Toks jo pojūtis. Pagrindiniai klausimai, dėl ko galbūt kyla problemos šitose santykiuose, tai yra tikriausiai giminė ir giminės įsikišimas į šitos santykius. Galbūt kažkam iš giminių, ar iš vienos pusės, ar iš kitos pusės nepatinka šitie santykiai. Galbūt jie norėtų kito partnerio, savo dukrai arba savo sūnui.
Iš kitos pusės tai gali būti problemos susijusios su sveikata. Galbūt vienas partneris serga tam tikromis lygomis, kurios reikalauja jėgų ir pastangų iš kito partnerio, pastoviai jį palaikyti. Ir pagal iškritusias pozicijas, jeigu tai ir būtų tokia situacija, vėlgi primenu, tai yra bendra dėlionė, todėl įvairius variantus turiu pasakyti. Pagal iškritusias kortas vadovai, būtent moteris yra vyro palaikytoja, jeigu tai būtų kažkokios problemos su sveikata, arba pavyzdžiui, jeigu vyro giminėje kažkas serga, tai vėlgi tai yra moteris, kuri priima tokią poziciją, kuri teikia tą palaikymą. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime kelias į tą išsiskyrimą, kaip tas išsiskyrimo procesas vyktų, tai tikrai tai būtų labai toks, procesas, kur viskas lygtais durys užsidarytų, ir tai būtų, sakyčiau, būtent vyrui būtų staigmena. Nes tai, kaip jaučiasi moteris, pagal šią dėlionę jaučiu, kad vyras net nejaučia, jis net nesupranta. Ir tai būtent būtų toks, kaip žinot, perkūnas iš giedro dangaus, būtent vyrui, kur staiga viskas užsidarė, santykiai pasibaigė ir aš su kažkokiam rūkė, aš nesuprantu dėl ko, nesuprantu kodėl. Ir čia jam būtų toks, sakyčiau, didesnis smūgis, toks neaiškumas, dėl ko ir kodėl, ir kiltų labai jam tada daug klausimų. Tai mes suprantam, kad tas išsiskyrimas, jeigu jis vyktų iš moters pusės, aišku, sukeltų daug tokių transformacijų, būtent vyrui. Bet jeigu moteris vis dėlto nuspręstų išsiskirti, ką tai jai duotų. O tai duotų jai nuostabų laikotarpį. Ji vėl pasijustų gyvybinga, ji vėl pasijustų graži, vėl galėtų rūpintis savimi, o ne aplinkiniais, pasirūpinti savo grožiu, savo kūnu. Tikriausiai eitų atsistatyti, pasidarytų manikiūrus, pakeistų savo išvaizdą. Ir taip, iš tikrųjų, tas išsiskyrimas vestų ją į kitus naujus santykius, į kitą porą. Tai labai ilgai, sakyčiau, moteris nebūtų vienutėlė, bet toks būtų labiau iš pradžių antplūdis jėgų ir pasitikėjimo savimi, lygtais aš atgavau savo laisvę, save pačią, savo kūną. Jeigu moteris vis dėlto duotų dar vieną šansą šitiems santykiams ir pasiliktų, tuomet vis tiek būtų labai daug tokio ir liūdesio, ir nuotaikų svyravimo, ir neaiškumo. Vis tiek tos mintis, ar man verta išeiti, ar man verta pasilikti, jos nepaliktų, jaustųsi tokia lygtais uždara, lygtais nesu kuo negali pasidalinti tuo savo liūdėsiu, toks kažkokie tai apribojimai, kurie tikrai varžytų, ir vis tiek norėtųsi, lygtais išsikalbėti, kažkur tai išvažiuoti, kažką tai padaryti, įtraukti tą laisvės kažkokį tai naują oro gūsį į plaučius. Vis tiek tai, tos mintys būtų, bet, kaip matom, būtų labai labai daug ir apribojimų, ir nesmagų minčių, tokių depresijų netgi, sakyčiau. Ir patarimas, kortos duoda labai aišku patarimą, dalgis tiesiog pjauti nežiūrint, nes tikriausiai nieko gero iš šitų santykių nebus. Tiesiog atkirpti, nukirpti ir pradėti džiaugtis savimi ir savo gyvenimu. Tokia ši dėlionė, ačiū Jums labai už dėmesį, kad žiūrėjote, ačiū už Jūsų komentarus, palaikymą, prenumeratus. Pasimatysime kitą kartą. Iki.